Sveiki gyvi, sveikinamės, sakyčiau, tokios savotiškos lietingos, šiltos vasaros. Ūkio darbai, žemės ūkio darbai sukasi į priekį. Aišku, čia šeštadienį, sekmadienį šiek tiek padavė lietaus, tai 2-3 dienos, matyt, mes nei vienas į laukus nevažiuosim, išskyrus, aišku, mūsų Lietuvos vertybininkai, jie tikrai gali važiuoti, kai tu matai, kokios sutartys, pas vieną ten 24 milijonai, pas kitą 5 milijonai. Šiandieną mes pastudijuosime dar vieną žymų veikėją, dar vieną dvaro ruporą arba, kaip sakant, dar vieną visuomenininką, kuris apsimeta labai, kad jis myli Lietuvą valstybę. Gal ir neapsimeta, gal iš tikrųjų myli, sunku ko gero pasakyti, kokie jie yra, bet pagal jų gaunamus pinigėlius akivaizdu, kad jie myli pinigus ir myli ypatingai valstybinius užsakymus. Tai šiandieną mes pakalbėsime apie tokį poną Katkų. Ko gero daugelį visiems yra žinomas, tai yra dvaro žurnalistams, žinomas dvaro politikams, ypatingai konservatorių pusėje, nes jis turi tokius bendrus ryšius su Liudviku Andriuliu, kur dar vienas yra toks įdomus man veikėjas, aplamai įdomus veikėjas, sunku suvokti, kaip jisai gyvena, iš ko jisai gyvena, tikrai gyvena pakankamai dideliai prabangoje, jisai sukasi, kaip ir Katkus, prabanga tai yra milžiniška restoranai, vakarėliai, galima jų visur sutikti. Ir akivaizdu, matyt, panašu, kad tikrai jie ne už 1200 ar už 3000 ar už 4000 dirba. Tai bandydami išviešinti, kadangi vadinami tie skaidruoliai, viešintojai, plytos, sienos ir visi ten tie žurnalistiniai tyrimai taip ir nesugeba savo šiukšlyno įsitirti, tai mes toliau einame per tuos visuomenininkus, kurie sėdi LRT transliuotojo televizijose, radijose ir komentuoja arba moralizuoja kitus politikus, kitus verslininkus ir sako, kaip jie blogi, kokie jie yra piktybiški valstybė ir panašiai. Grįžkime vėl prie pono Mykolo Katkaus. Ten čia yra įdomus dalykas, kad Mykolo Katkaus sieja dvi tokios labai įdomios įmonės, UAB, Fabula ir partneriai, bet be kita ko jinai kurta 99 metais balandžio 7 dieną. Kaip žinote, tuo metu Lietuvoje tas periodas buvo, sakyčiau, labai toks įdomus, kurti tokią įmonę ir ją pijarinti ir sukti irgi įdomu. Ir su juo yra siejama UAB Repsense. Tokia dar viena įmonė. Dar įdomus dalykas, kad prie Katkaus yra trečia įmonė atsiranda. Tai čia tokia irgi labai įdomi įmonė, jinai registruota 2016 metais. Aš, aišku, turiu tam tikrų teisinių vertinimų, dėl ko jie tiek tų įmonių registruoja ir kodėl, tarkime, viskas nėra kabinama ant Fabulos ir partnerių. Čia, matyti, yra susijęta su viešaisiais pirkimais, pabandymas išdalinti. Gal aš klystu, nežinau. Bet kada tu ėmi jų visus pjūvius, akivaizdžiai matai, kad kaip ir Jakalaičių klasteris sukurtos įmonės, kaip ir pono Jogailos Morkūno žaidimas su įmonėmis, tai akivaizdu, kad vyrai tiesiog bando mėtyti pėdas. Ir net taip ir senai, šių metų sausio 1 dieną, yra įkurta mažoji ūkinė bendrija Kalbiniai. Tai man įdomu, dėl ko šitą mažoji ūkinė bendrija Kalbiniai įkurta, ar jinai buvo įkurta su ryšim su laisvės žodžio gynimu, ar jinai buvo tiesiog įkurta kažkokiem kitiem ateities pirkimams viešiesiems. Bet įdomiausia yra tai, kad jeigu vieną tai paimsim trumpą akcentą, po to grįšim prie kitų akcentų, Fabula ir partneriai pasirodo fiksuoja ateities sandorius. Biržose, kas dalyvaujame, biržose mes puikiai žinome, kad yra ateities sandorius, tu spėji, tu perki, tu rizikuoji, tu dalyvauji, bet LRT prasidėjus žodžio laisvės piketams, mitingams, nes man ten daugiau buvo lovio gynimas, tokias, kriuksi ten kažkas tai, kažko tai rėkauja, o dabar kaip žiūrim, kokius jie gauna pinigus ir iš ko gyvena, akivaizdu, kad ten su žodžio laisvė jokio ryšio net nebuvo. Ir Fabula ir partneriai su LRT pasirašo 4 sutartis, aplamai per tą laikotarpį yra pasirašytos 4 sutartis ir ta paskutinė sutartis tokia labiausiai įdomiausia, tai yra apie virš 200 000, kur neva tai į ateitį kažką tai mes pirksime. Įdomu yra tai, kad tame laikotarpyje dalyvauja labai aktyviai LRT lovio gynimo akcijoje, labai aktyviai pasisako prieš politikus, kurie norėjo skaidrinti, išviešinti LRT veiklą, ką be kita ko ir generalinė prokuratūra pasakė, kad turi daugiau išviešinti duomenų, yra neskaidru, yra neaišku, tą patį specialiųjų tyrimų tarnybai pareigojo LRT pakeisti tvarką ir metodiką, nors iš pradžių jie viešai neigė, melavo ir sakė, kad mes ten viskas pas mumis tvarkojo ir mes rekomendacijas įvykdėm, bet įdomiausia yra dalis, kad
Katkaus įmonės arba Katkaus klasteriai, tokia suma, čia paimsime 10 metų laikotarpį, tai yra būtent nuo 15 metų šeimų laikotarpį iki 15 metų mes dalį sutarčių jau administruojam, dalį sutarčių mes jau tikrinam, ten yra ypatingai labai įdomios sutartys su tam tikrais politinėme lauke veikusiais veikėjais, kurie įtaką turėjo biudžetinėse arba viešosiuose įstaigose. Tai aišku, šiandieną jos matyt įrodyti ar nutemti iki teisiamųjų suolo ar iki teisminį tyrimą, yra ten pakankamai keblu. Yra tam tikrų momentų, ko galima užsikabinti. Tai bendra suma, būtent Mykolo Katkaus labai aktyvaus konservatorių gynėjo, jeigu taip galim pavadinti jį, tai yra 13 400 000. Kosminė suma, jeigu iš protų nesuvokiamos sumos. Mes galim fiksuotis. Čia yra, kaip pasakau, trys žiurkėnai, kurie siaučia Lietuvoje, jų sutartys. Jeigu mes žiūrėsime Edmundą Jakilaitį, skaistų Edmundą Jakilaitį, kuris vis dėlto nesugeba parduoti savo elektroninę džipą arba net nuvežti į frontą, jį padovanoti arba ten, nežinau, padavęs padovanotos pinigus Ukrainos labai vargstantiems kariškiams, tai jo yra 5 milijonai. Pirmoji kova Jogailas 24 milijonai ir Katkus 13 400 000. Įsivaizduokite bendroji sumoje, kurie protų nesuvokiamas dalykas, jie čia diktuoja sąlygą, kas gali būti Lietuvos prezidentas, koks teisuolis, koks sąžininguolis. Tai yra, aš galvoju, kiek reikia turėti išminties ir kiek proto įsisavinti realiai beveik 50 milijonų. Įsivaizduokit, 24 milijonai yra Morkūno pinigai, 14 grubiai, dėkim 14 Katkaus milijonų, tai mes jau turim šiandien 38 milijonus ir Jakilaičio 5 milijonai. Tai mes turime 43 milijonai. Jeigu mes dar ten pažiūrėtumėm kitus pinigus, tai aš manau, kad bet 43 milijonai, mėly Lietuvos gyventojai, 43 milijonai ištaškyta, sakys, kad jis įsisavinta, tegu būna įsisavina, bet 43 milijonai, realiai 3 bičiai Lietuvoje pasidalina pinigus. Man kyla klausimas, o ką galvoja tos kitos mažosios viešųjų ryšių kompanijos, ką galvoja kiti viešųjų ryšių PR-čikai, ką galvoja kultūros centrai, ką galvoja tas pats nacionalinis radijo televizorius ir ką galvoja galų gale valstybės mūsų vadovai, premjerai ir prezidentas ir panašiai, kad bičiai gali tokius pinigus paimti. Duokit 43 milijonus jūs, nežinau, komunikacijos fakultetui, Vilniaus universitetui, nežinau, Šiuolaikinio meno centrui, duokit ten mo muziejų organizuoti. Duokite tiem, kurie gali užsidirbti ir tinkamai panaudos tos pinigus, o ne 3 bičiams. Bet čia, sakau, čia yra proto iš tikrųjų šiandien dienai tas nesuvokiamas, tas, kas vyksta. Įdomiausia yra tai, ką mums pavyksta rasti, tai sutarčių metinė dinamika. Ir aš jums, kad jūs suvoktumėt pagal politinių partijų valdymo laikotarpį, kaip ponas Katkus, kaip ir ponas Morkūnas, kaip ir Edmundas Jakilaitis, ar kaip ten jisai Juodišius, nežinau, kaip ten Petro Jono anūkas, man atrodo, ar kaip ten tos auksinių plokštelių lydytojo anūkas. Tai ką mes randame? 2015 metais sutarčių turėjo viso labo tik 7, 2016 metais 3 sutartis, pabrėžsiu, kad 15-16 metais, tai mes buvome tuo metu valdančiojų daugumoje, tai aš buvau prie tos pačios valdančiosios daugumos, tvarkos teisingumo, buvau ekonomikos komiteto pirmininkas ir NATO delegacijos vadovas, tai jie prie mūsų turėjo bendroji sumoje tik 10 sutarčių. 2017 metais iš karto po rinkimų jie tik turi 1 sutartį. 2018 metais turi 2 sutartis, 2019 metais 2 sutartis, ir 2020 metais prasideda įdomiausiai dalis. Įdomiausiai dalis, prisimena, tūksas linksmybės vyksta, jie gauna 5 sutartis. Tada ateina Ingrida Šimonytė į valdžią, 21 metais jie gauna irgi 5 sutartis. Ir jau kai Šimonytė susisodina visą savo šoblą, visą savo kompaniją, jau visi konservatoriai, liberalų sąjūdžiai, Laisvės partijos uzurpavosi pilnai valdžią. Praktiškai jinai valdo visas institucijas, visi viešiai pirkimai, advokatų sutartis, be kita ko. Mes padarysime nemažai laidų apie advokatų sutartis, apie didžiasias advokatų kontoras, kurios pseudo sakė, kad Žemaitaitis yra antisemitas ir jis yra baisus ir mes ką rasime arba ką jums parodysime, kaip juos siautė prie Ingridos Šimonytės vyriausybės. Tai čia, žinokit, hebra, čia yra protų nesuvokiami, kokie pinigai yra taškoma. Aš jau nekalbu apie prezidentę Dalią Grybauskaitę, kam buvo iš tikrųjų indulgencija suteikta kokiam advokatų kontorui siausti. Tai 2022 metais jau karalienė Šimonytė sėdi savo sostę, Dainius Kreivys energetikos ministrų, Gabrielius Landsbergis užsienio reikalų ministrus, jau pakeliui praktiškai skrenda vis į Ameriką lankyti mažų vaikų. Tai 22 metais jisai jau gauna, Fabula ir partneriai, arba kitaip sakant, Katkaus klasteris gauna 12 sutarčių.
23 metais apetitas augo, pilvas didėja, jie gauna 14 sutarčių. Ir ką jūs galvojat, absoliutus rekordas, tai yra 24 metai. Ateinant rinkimų metais, kai jau žinote, 24 metais spalio mėnesį vyksta rinkimai, keičiasi nauja valdžia, bet lovį reikia saugoti, reikia į priekį, kaip aš sakau, turėti sutarčių, turėti pinigų, kad būtų galima kalti atėjusią naują valdžią. 24 metais jie gauna 28 sutartis. Tai įsivaizduokit, nuo 20 metų jų padidėjo grubiai 5,2 karto sutarčių daugiau. Jeigu 20 metais buvo 5 sutartys, 21 metais 5, 24 metais jau jie turi 28 sutartys. Toks įdomus laikotarpis, kada į valdžią ateina konservatoriai, Ingrida Šimonytė, Gabrielius Landsbergis. Aišku, Gabrielius Landsbergis šiek tiek sutrukdo tam tikras jo gyvenimo etapas, kada reikia važiuoti į Ameriką vaikus prižiūrėti. Bet, žiūrėkit, kas atsitinka. Per tą laikotarpį, dar pabrėžiu, per tą laikotarpį, auksinį laikotarpį, konservatorių lovio laikotarpį, kada ten ir nacistas Kasčiūnas ir visi kiti siautė, jų iš viso sutarčių pasirašyta 64 sutartys. Bendra sutarčių vertė yra beveik 4 milijonai. Tai 3 milijonai 700 ar 3 milijonai 800 tūkstančių, bet reikšmės neturi. Realiai aš 4 milijonai. 4 milijonai per 4 metus berniukai pasirašė sutartį vadovaujant konservatoriam, liberalų sąjūdžiui ir Laisvės partijos. Na tai čia yra, ko gero, kiekviena švietimo įstaiga, kiekvienas kultūros centras, nežinau, ta pati LRT netgi su mielu noru priimtų pinigų, darbuotojams būtų galima pasirašyti autorinės sutartis, duoti priedus, kad sukurti kokį prekinį ženklą, padaryti kokį skelbimą šiku ir tapšnoju, ar ten dar kažką. Tai, žinot, tengi hudožnikai, fabulos ir partneriai, ko gero viską gali būti. Bet įdomu yra dar viena šitose yra detalė, tai yra 25 metai. 25 metai ateina nauja valdančioji dauguma, vardan Lietuva Saulius Skvernelis, socialdemokratai Vilija Blinkevičiūtė, Gintautas Paluckas ir Nemuno aušra Remigijus Žemaitaitis. Mes pradedam žiūrėtis, kokios yra sutartys, duodam pavedimą ministerijom, kad nebūtų taškomi pinigai. Deja, taip jau atsitinka. Galiu garantuoti Žemės ūkio ministerija, aplinkos apsaugos ministerija, teisingumo ministerija, kur buvo mano valdomas ministerijos arba mūsų kontroliuojamos ministerijos, mes buvom griežtai pasakę, kad tiem lėšų mes neskirsim, geriau skirkim pinigų žmogui ir žmonėm, kuriem yra būtina ir reikalinga, o ne viešinimą mūsų paslaugų. Dėl ko mums nacionalinė dvaro spauda ir kalė, dėl ko mes ir nebuvome malonus arba dėl ko mums, kaip sakant, klijavo visokias etiketės, todėl, kad mes jiems nemokėjome. Na, aš bent jau taip darau išvadą, dažniausiai taip ir yra. Ir žiūrėkit, kas renka. 25 metais, vėlgi, Mykoliuko Katkaus klasteris gauna dar 22 sutartis. Dar, pabrėžiu, 26 metais, dėja jau gauna tik 8 sutartis. Aišku, dar ne metų pabaiga, dar plagiatorius Mindaugas Sinkevičius Lomonosovo išbraukėjęs su kuoliu prieš akį. Gali būti, kad reikės sutvarkyti, suremontuoti jo viešuosius ryšius, nes akivaizdu, kad tokių klaidų matyti aukšto rango politikai neturėtų daryti. Gali būti, kad dar bus pasirašyta 10 sutarčių, kaip socialdemokrat konservatorius gelbėti iš tos situacijos. Įdomu yra šitoje dėlionėje viena tokia labai nemaloni, kaip čia, žinia ponui Mykolui Katkui. Tai, kaip žinote, jis buvo pasirašęs sutartį su nacionalinė mokėjimo agentūra už 4,9 milijonus. Fiksuokite sumas. Čia labai yra svarbu. Bendra Mykolo Katkaus konsorciumo įmonių, klasterių įmonių suma yra 13 milijonų 400 tūkstančių. Vadovaujant Ingridos Šimonytės valdančiai daugumai, už 4 milijonus jisai gavo sutarčių, beveik 4, teisingumo dėlė, gauna sutarčių. Minusuokime iš 13,4 milijonus, mes turime 9 milijonus 400. Jisai irgi stebuklingų būdų laimi konkursą nacionaliniai mokėjimo agentūrai, kuris buvo užtikrinti ten viešinimo paslaugos ir panašiai. Už beveik 5 milijonus, tai yra 4,9 milijonų. Iš 9 milijonų 400 tūkstančių minusuokime 5 milijonus. Ką mes turime? Mes turime greičiai 4 milijonus tik kitiems užsakymams. Įdomiausias yra momentas, kad trūkus kantrybei tuo metu politikams buvo kreiptas į viešųjų pirkimų tarnybą su paklausimais, ar tikrai gali būti tokios sutartys. Ir ką jūs manote? Viešųjų pirkimų tarnyba konstatuoja ir pasako ir įpareigoja nacionalinę mokėjimo agentūrą trumpinti terminus, nes neužtikrino racionalaus lėšų panaudojimo. Tai reiškia, kad pinigai tikėtina galimai buvo
ištaškomi į dešinį kairę pusę. Gal tai buvo skirti Mykolo Katkaus ir jo chebrytės baliams, festivaliams, prabangiems konjakams, privatiems lėktuvams ir panašiai. Aš nežinau, aš neįsivaizduoju ir net negaliu spėti, kuris tuos pinigus išleido. Tai daug dievė, tegu jisai leidžia tuos pinigus nors ir ant mergų, kuris tik tais nori. Bet mintis yra tame, kad jau ne tai, kad Žemaitaitis čia sako, kad neskaidriai, neaiškiai, neracionaliai, bet net viešųjų pirkimų tarnyba konstatuoja, kad nebuvo racionaliai panaudotos lėšos. Apie ką mes tada kalbam? Tai tada kodėl jie sukilo, kai Nemuno aušra ir su manim priešaky mes valstybė inicijavome auditus tiek LRT, tiek kitos institucijose. Ir kai aš pasiūliau, kad turi būti atliekama energetikos sektorių auditai, labiausiai pasipriešinimas ir kilo būtent iš šitų trijų berniukų. Ateityje laidose mes papasakome dar apie dvi Lietuvoje veikiančias viešųjų ryšių kompanijas. Viena labai artimai yra susijęta su vardan Lietuva arba turinčių ryšių arba bendradarbiaujančių. Ten irgi įdomių dalykų mes randame. Ir kita viešųjų ryšių kompanija, kurie vėlgi labai stipriai pamokslavo tyliai man, labai tyliai per kitus politikus ir per kitus žurnalistus bandė juodinti mane ir bandė juodinti Nemuno aušrą, o jo savininkas man žiūrėjo į akis ir šypsojosi, sako, čia Remigiau, čiagi nieko tokio, čiagi nieko nedarau, čiagi nepričiom, čia jie daro. Tai kai dabar aiškėja, kokias sutartis šita kompanija įsikūrusi Vilniaus centre dirbinėjo, tai akivaizdu, kad berniukai, kaip reikalas yra susijęti su tam tikrom tarnybomis, aišku, matyti ne lietuviškom tarnybom, mes neturim tokių faktų, bet akivaizdu, kad jų tikslas ir uždavinys buvo valstybė kelti chaosą. Ir dabar žiūrėkime, ką mes turim. Labiausiai pelningiausi sakymai Mykolo Katkaus kompanijų arba jo klasterio. Tai pirmoje vietoje yra absoliutų nugalėtoja nacionalinė mokėjimo agentūra, prieš tai mano minėta 4,9 milijonų, grubiai 5 milijonų. Mes grįžtame prie Vilniaus GAU. Kaip žinote, Vilniaus savivaldybės meras buvo Remigijus Šimašius ir Valdas Benkunskas. Remigijus Šimašius buvo Laisvės partijos būtent atstovas ir kai jūs puikiai tą dalyką žinote, čia ne paslaptis, kaip ir sakiau, prie Ingridos Šimonytės Laisvės partijos ir prie Liberalų sąjūdžio jie gavo į daug nei mažai beveik 4 milijonus užsakymų. Čia kalbu įdomų vieną faktą, kad Vilnius GAU savivaldybės valdoma įmonė iš jo užsakė už 1 300 000. Dar sutartis tarp kita ko yra galiojanti. Sutartis galioja iki 28 metų beros, tiksliai datos nepasakysiu, bet 28 metų. Įdomu yra tai, kad ir pirmoji kava, Jogailos Morkūnas irgi turi tokią panašią sutartį, tik kitom paslaugom, irgi iš Vilniaus GAU už 1 230 000. Sumos praktiškai atitinka 1 200 000, 1 300 000. Gal vyrai dalinasi, gal nesidalina, čia jau tegu tyria tapkės, šmapkės, plytos, sienos ir visi kiti, tegu ten nusiminėja, aš tai neturiu ką. Akcinė bendrovė Lietuvos oro uostai 1 milijonas. Kaip jūs puikiai prisimenate, direktorius būtent buvo paskirtas anos vyriausybės, ko pasekoje dabar buvo atleistas už tam tikrus dalykus. Valstybinė mokesčių inspekcija irgi samdo būtent Mykolo Katkaus kompaniją už 835 000 sutarčių turėjo. Centrinė projektų valdymo agentūra turėjo 718 000. Vidaus reikalų ministerija už 500 000. Litgrido turėjo už 363 000. Kaip keista, jeigu jūs pastebėjote, tai viena energetikos kompanija, tai Litgridas, turi užsakymus būtent pas Mykolą Katkų. Bet čia detalė, grįžkime į mano praėjusios savaitės pateiktus duomenis, kur Jogaila Morkūnas akivaizdu, kad jisai siaučia energetikam sektoriui, EPSO-G ir Igničio grupėje, arba Igničio grupė, kitaip reikėtų sakyti, jie turi 69 sutartis ir bendra jų vertė 7 milijonai. Nepamirškite, kad konservatorius Dainius Kreivys, dešinioji ranka Gabrieliaus Landsbergio, buvo tuo metu energetikos ministru. Gal aš klystu, gal aš darau klaidą, bet hipotetiškai galimai keliu klausimą, kaip ir šitos sienos plytos ir visi kiti, kas galėtų paneigti, kad 3 vyrai susėdo ir pasidalino biudžetinių įmonių įstaigų viešųjų ryšių konkursus. Jakilaitis išimties tvarka siaučia
nacionalinė radio ir televizija. Daug ten sutarčių, jis labai daug apie bitutes, apie medų, apie visokias kitas nesąmonės kalba, politikus tenais tardo ir į prezidentus panašu labai nori. Ką mes randame Jogailo Morkūnas, pirma kava užsakymas. Užsienio reikalų ministerija, pabrėžiu, finansų ministerija, Veržli Lietuva, ESO, Ambergridas, Lietuvos geležinkeliai, EPSO-G irgi. Jeigu jūs pastebėjote, tai nei Veržli Lietuvos mes nematome, nei pas Jakilaitį turminiai labai ryškiai nėra, nei pas Mykolą Katkų, nerandame mes nei Ambergrido, nerandame mes nei ESO, nerandame nei EPSO-G, nei Igničių, mes tenais praktiškai jų nėra. Jos kažkaip tai yra būtent pas Jogailą Morkūną. Bet kitos įstaigos yra pas Mykolą Katkų ir pas Edmundą Jakilaitį. Apie kitus viešųjų ryšių kompanijas, PR kompanijas veikiančias Lietuvoje mes jums dar pateiksime ir pamatysite, sakau, kas ten siautė aplinkos apsaugos ministerijai, nacionalinė žemės ministerijai, kitose ministerijose. Tai ten skaičiai bus irgi labai įdomus. Bet įdomu yra tai, kad ko gero gal jūs pamiršote, Lietuvoje netaip ir senai nuskambėjo vadinama MG Baltico byla. Ten, kaip žinote, liberalų sąjūdis buvo nuteistas stambaus masto kyšininkavimo byloje. Buvo nuteisti ir kai kurie kiti politikai. Kaip manote, kokia įmonė arba kokie asmenys irgi dalyvavo toje pačioje MG Baltico byloje? Tyla, pauzė, nežinomybė? Ne, gerbėmieji. Ogi ponas Mykolas Katkus. Jeigu kažkas sekėte ir vartėte spaudą, būtent poną Mykolą Katkų ir jo kompaniją rasite MG Baltico byloje. Apie tai šiek tiek matyti ištraukų, nežinau, gal vėliau, gal ir šiame reportaže mes pateiksime. Įdomi detalė analizuojant Mykolo Katkaus klasterio, kaip čia, aitvairų sunešimo pinigų schemą, mes labai įdomų dalyką atradome. Kad labai daug sutarčių yra iki 18 150. Kodėl jūs galvojate? Tyla, Mykolai. Edman. Tyla, Svenseli. Konkolus kratyti reikia, ne? O kaip Morkūnai tau jaučiasi? O aš jums paaiškinsiu, mėly žiūrovai. Gal aš klystu, gal mano įžvalgos yra neteisingi. Bet kaip žinote, mano įžvalgos ir mano spėjimai ir mano matematiniai skaičiavimai kaip tik rodo priešingai. 90% viskas įsipildo. Aš manau, kad tam ir yra daroma iki 18 150 sutarčių, būtent, kad nebūtų skelbiamas konkursas. Mes pasižiūrėkime. Buvo 7 sutartys, 3 sutartys, 1, 2, 2, 5, 5. Stebuklingų būdų mes turime 12 sutarčių, 14 sutarčių, 28 sutartys ir 22 sutartys. Amplitudiškai auga. Klausimas, kodėl reikia tokius mažus pirkimus daryti? Ar čia tikrai yra šiandienai pagrindinis uždavinys? Ar tai nėra gudragalviavimas? O gal atsirado nauja sukčiavimo schema, kada kiekvienam renginiui, kiekvienam pirkimui pirstelėjimui bus daromas skirtingos sutartys? Na, kaip pavyzdžiui, įgarsinimo paslaugos pirkimams iki 18 000, apšvietimui iki 18 000, renginio vedėjai iki 18 000, scenos nuoma iki 18 000, mikrofono pastatymas iki 18 000 ir mes taip suskaidom pirkimus. Vietoj to, kad nupirktume vieną pirkimą ir tame vienam pirkime mes, pavyzdžiui, gal turėtume bendroji sumą 60 000, o gal mes dabar išleidžiame 100 000. O kodėl tada, jeigu tokie yra neskelbti pirkimai ir jeigu yra pirkimukai labai tokie nedideli, kodėl mes neatiduodam, pavyzdžiui, renginio vesti komunikacijos specialistui, kuris dirba LRT, ar ten pačioj ministerijai, ar netgi tam pačiam Ignitį, EPSO-G, nacionalinio mokėjimo agentūrą. Kai mes visur turim viešųjų ryšių tenai skyrius, mes turim viešųjų ryšių departamentus, mes turim vadovų. A kodėl šiandienai negali viešųjų ryšių skyriaus vedėjas pravesti renginį? Tai koks jisai vedėjas? Jis nevedėjas. Aš suprantu, kad reikia pradėti organizuoti. Bet gerbimieji, tik tais ne už tokią sumą. Man yra, sakau, dar kartą labai įdomu. 112 sutarčių, aš tenais randu ir prezidento sutarčių, ir vyriausybės, sveikatos ministerijos, finansų ministerijos, ir daugelį kitų dalykų.
Dar ką mes atradome šitose sutartyse, aišku, sakau, gaila, vasarą noris irgi pailsėti, kai kas į Madeirą skrenda, o aš į pležą turiu temptis visokius kontrolės dokumentus ir skaitytinais, bet ką darysi, tokiu mano darbas. Randu vieną dalyką, kad ta pati įmonė perka komunikacijos paslaugą ir kartu pirkimai vyksta poveikio matavimo paslaugom, kitaip sakant. Tai va čia toksai, sakyčiau, dvigubų standartų gyvenimas mūsų valstybėje arba Alisos stebuklų šalyje. Mėlyje mano, jeigu jūs galvojate ir žulikėliai sėdintys Vilniuje ir visur kitur, kad jūs užšiaupsite Žemaitaitį ir Nemuno aušrą, tai jūs darote esminę didelę klaidą. Šiandien dienai tai, ką jūs darote valstybėje, jūs tiesiogiai organizuojate valstybės praktiškai perversmus. Jūs tiesiog valstybėje organizuojate chaosą. Jūsų tikslas yra, kad valstybė nefunkcionuotų, neegzistuotų ir nedirbtų. Jeigu būčiau šiandien aš valstybės vadovas, nei vienos viešųjų ryšių sutarties, va tokios, kokias aš čia randu, jos nebūtų Lietuvoje pasirašomos. Mano galva, mano čia įsitikinimu, mes šiandien turėtumėm tą, ką aš matau, padaryti normalų nacionaliniam radio ir televizijai skyrių, kuris koordinuotų Lietuvoje visų renginių, datus, laikus, kvietimus, bilietus, ar tai būtų kultūros ministerija, nesvarbu, galėtų kultūros ministerijos įstaiga dabartinė viena išlikti. Ir tai uždirbtų pinigus. Tai ką, mėlyjei, iki susimatymo greitai, Nemuno aušra ir Žemaitaitis su jumis. Iki.